Labas, čia Gediminas Grinečius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pasidalinti dviem žodeliais, kuriuos jeigu pradėsi naudoti, tavo gyvenimas pradės pozityviai keistis, tavo gyvenimas pradės gerėti. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog pažymėti, užtaginti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, pakalbėkime apie du žodelius, kurie gali totaliai pakeisti tavo gyvenimą. Netiki? Ką? Du žodeliai gali pakeisti mano gyvenimą? Patikėk, tikrai gali. Patikėk, tikrai gali. Jeigu pradėsi naudoti tos du žodelius, tu pradėsi kitaip žiūrėti į pasaulį. O kai mes pradedam žiūrėti kitaip į pasaulį, pasaulis, į kurį mes žiūrime, pradeda keistis. Taip? Tad kokie tai du žodeliai? Pirmasis žodelis, kurį būtina, kad pradėtum naudoti, tai yra žodelis dar. Leis paaiškinsiu. Ar kada nors sakai tokius dalykus kaip aš nemoku šito dalyko daryti, man nesiseka šitą dalyką daryti, man nesigauna, aš nežinau. Ar naudoji tokius žodžius? Jeigu naudoji tokius žodžius, tie žodžiai tave įkalina. Tie žodžiai tave įkalina toj situacijai. Taip, nes jeigu tu nemoki, jeigu tu nežinai, jeigu tau nesigauna, na, tai viskas, tu užstrigusi arba užstrigęs. Tave tai atleidžia nuo atsakomybės ir dabar gali likti užstrigusi toj vietoj. Taip, nes juk tau nesigauna, nes juk tu nežinai. O jeigu pridėtų mažą žodelį, dar. Aš šito dalyko nemoku, dar. Man šitas dalykas nesigauna, dar. Aš šito dalyko nežinau, dar. Jeigu tu pridedi žodelį dar, pasikeičia to sakinio, to teiginio reikšmė. Reiškia, aš dar kol kas nežinau to dalyko, aš dar kol kas nemoku to dalyko, aš dar kol kas neįvaldžiau to įgūdžio, bet aš žinau, kad aš tai valdysiu. Aš žinau, kad aš išmoksiu viską, ką man reikia išmokti. Aš žinau, kad aš sugebėsiu padaryti viską, ką reikia. Aš žinau, kad man gausis galiausiai daryti tą dalyką. Vienas paprastas žodelis, bet pakeičia, kaip tu žiūri į tą situaciją. Viena situacija, tu esi auka ir tu esi įkalinta toj situacijoje ir viskas, tu negali nieko dėl to padaryti. Kita situacija, tu esi nugalėtoja arba nugalėtojas ir tu keiti savo gyvenimą. Taip? Aš nežinau to dalyko dar, bet aš išmoksiu. Aš to dalyko nemoku dar, bet aš sužinosiu kaip. Aš išsiaiškinsiu, aš surasiu informaciją, aš surasiu mokymus, aš surasiu žmonės, kurie man padės. Dar aš nežinau. Dar aš nepasiekiau to lygio, bet aš pasieksiu. Dar aš nepastačiau komandos, bet aš pastatysiu. Taip, reiškia, jeigu mes pridedame tą vieną mažą žodelį, viskas keičiasi. Keičiasi mūsų požiūris į tą situaciją. Tai jau nebėra blokas, tai yra kelias, kuriuo mes judame. Šito dalyko nemoku dar, reiškia, reikia eiti išmokti. Šito dalyko dar nepasiekiau, dar, tai reikia eiti pasiekti. Taip? Vietoj to, kad tai būtų uždarytos duris, tai tampa atviros duris. Tai tampa kelrodė žvaigždė, tai tampa ženklas, link kur tu turi judėti. Taip? Tai pirmas žodelis, kurį turėtum pradėti naudoti, tai dar. Tai padės tau išjudėti iš tos vietos, kur tu esi, ypač jeigu tu esi užstrigusi arba užstrigęs vienoje vietoje. Antras žodelis, kurį turėtum pradėti naudoti, tai kai. Ir šitą žodelį turėtum pradėti naudoti vietoje jei. Vietoje jei turėtum pradėti naudoti kai. Jei aš pasieksiu šitą lygį, tai bus labai gerai. Jeigu aš uždirbčiau tiek pinigų, tai būtų labai fainai. Jeigu gaučiau tą kompanijos kelionę, tai būtų nerealiai. Jeigu uždirbčiau automobilį, tai būtų fainai. Ar aš skambu užtikrintas savimi? Ar aš skambu, kad aš žinau, kad aš pasieksiu tą dalyką? Ne visai, taip? O jeigu mes tą žodelį jei pakeistume į kai. Kai aš pasieksiu tą lygį, tada bus labai gerai. Kai aš
pastatysiu komandą iki tokio dydžio, tai bus labai gerai. Kai aš gausiu kelionę, tai labai smagiai ten praleisiu laiką. Kai aš uždirbsiu iš kompanijos automobilį, tada bus labai fainai. Ar jaučiasi skirtumas tarp jei ir kai? Kai duoda užtikrintumo. Kai duoda tą garantiją, kad aš žinau, kad tai įvyks. Nėra klausimo, ar aš pasieksiu ar ne. Nėra klausimo, ar aš įvykdysiu ar ne. Yra garantija, yra užtikrintumas, kai aš tai įvykdysiu. Tik laiko klausimas, kada aš būsiu tame lygiai. Tik tai laiko klausimas, kada aš uždirbsiu tas pajamas. Tik tai laiko klausimas, kada tas dalykas įvyks mano gyvenime. Taip? Tad pradėk naudoti tos du žodelius. Taip? Dar, jeigu kažkas nesigauna, kažko nemokė, kažkas nepavyko, dar kol kas man nepavyko. Dar kol kas, bet aš pasieksiu. Ir su visais savo tikslais, su visais savo norais naudok kai. Ne jeigu. Ir kai su kitais bendrauju su komandos nariu, pavyzdžiui, arba su potencialiu komandos nariu, nesakyk, jei tu nuspręsi prisijungti prie mano komandos, tai va yra mokymų grupė. Ne, kai tu prisijungsi prie mūsų komandos, va čia bus mokymų grupė, čia va gausi šitą informaciją. Kaip skamba? Skamba, kad tu jau užtikrinta esi, kad tas žmogus jungiasi prie tavo komandos. Kai tu įsigysi mūsų produktą, štai kas atsitiks, štai kokią naudą tu gausi, štai kokias problemas tau išspręs. Ne jei įsigysi mūsų produktą, kai įsigysi mūsų produktą. Taip? Kai tu pasieksi šitą lygį. Aš net nebejoju, kad tu pasieksi šitą lygį. Kai tu gausi tą kelionę. Aš net nebejoju, kad tu gausi tą kelionę. Taip? Pasikeičia. Kai tavo komandos narys ateina su, aš nemoku, aš negaliu, Dar. Ką? Tu nemoki dar. Tu negali dar. Taip? Pats naudok tus žodelius ir mokink savo komandą. Mokink juos taip pat galvoti tokiu būdu. Pamatysi, ne per sekundę, ne per dieną, bet laikui bėgant bus labai dideli pokyčiai. Bus visai kitas mąstymas. Bus visai kita psichologija. Taip? Tad toks patarimas šiandien. Tikiuosi, kad Karolis klausia, kodėl tu eini visada vienoje vietoje. Čia pavaizdavimas, kaip veikia šitas verslas. Taip, Karoli, jeigu tau tai yra tokia žinutė iš to, tai turbūt, kad taip ir yra. Super, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Geros dienos ir iki greito. Čiau, viso, iki.